Gyvename laikose, kai informacijos yra tikrai per daug. Jos yra kur kas daugiau nei galima išstudijuoti ir išmokti. Greitos informacijos ir lanksčių įgūdžių laikais. Tačiau, kaip žinome iš parduotuvių lentynų, kuo daugiau prieinamų ir kuo daugiau produktų, tuo prastesnė jų kokybė. Ką noriu pasakyti? Mes su jumis nekokybiškas produktas. Kuo daugiau informacinių technologijų, tuo paradoksaliai kvailesnis žmogus. Tokią išvadą darau stebėdamas visuomenės veiksmus. Prisiminkite, kaip prasidėjo pandemija. Žmonės ėmė teoriškai kalbėti apie čipavimą, 5G bokštus, o kai kurie žmonės iš tikrųjų vis dar to tiki. Nepaisant teigiamų technologijų pažangos aspektų, kurių, manau, nereikia aiškinti, tai vienintelė priežastis, dėl kurios dabar žiūrite šį vaizdo įrašą. Didžioji jo dalis prisideda prie degradacijos, o ne prie vystymuisi, o juk net ir jūs degraduojate. Šiais laikais sunku įsivaizduoti mūsų gyvenimą be technologijų ir išmaniųjų. Esame įpratę viską daryti su jais. Bendrauti, saugoti tam tikrą informaciją, sudaryti maršrutus ir žemėlapius, skaičiuoti, mokytis. Savo telefonais pasitikime labiau nei savimi. Kadangi viską perkeliame į įtaisus, mažiau sugebame įsiminti informaciją. O remiantis statistiką, 1/4 gyventojų kenčia nuo vadinamosios skaitmeninės amnezijos. Skaitmeninė amnezija arba Google efektas. Tai būklė, kai negalime arba neįstengiame prisiminti informacijos, nes žinome, kur ją rasti. Įvedame paieškos laukelyje ir atsakymas yra priešais mus. Kam eikvoti išteklius, kam atidėti tą ilgalaikę atmintį, juk jos niekuomet neprireiks. Paieškos sistemos prisideda prie to, kad smegenys būtų naudojamos rečiau. Nicholso karo tyrimo duomenimis žmonių atmintis ir gebėjimas susikaupti susilpnėja. Nors internetas mūsų suteikia neįtikėtinai daug medžiagos apmąstymams, jis taip pat suformavo tam tikrą mąstymo būdą. Vietoj informacijos studijavimo jau atsirado labai realus šiuolaikinis instinktas googlinti. Tai juk nėra blogai, savotiškas papildomos studijos, tiesa? Tačiau daugumai žmonių užtenka pamatyti vieno žodžio atsakymą pirmajame paieškos puslapyje. Apie 3-5 egzistavimą daugelis net nežino, galų gale niekas nenori gilintis. Ištirti, ar tai tiesa ar ne, taip pat. Žmogus praranda gebėjimą skaityti ilgus tekstus ir analizuoti. Žmogų nuo knygos nuolat atitraukia išoriniai šaltiniai. Kada paskutinį kartą rankose laikėte knygą? O jei laikėte, ar skaitydami skaitėte valandą ar pusvalandį? Manau, kad tokių žmonių beveik neliko. Kaskart juos kas nors išblaško. Noriu paimti telefoną ir pažiūrėti, kas naujo socialinėje žiniasklaidoje. Internetas mus pripratino prie skaitmeninio vartojimo, prie pramoginio turinio. Šiuolaikinis žmogus tiesiog bėga į tinklą, jo ieškoti ir visur kitur. Jis nori pramogauti, o ne ką nors studijuoti. Tik toks socialinis tinklas, apie kurį prieš metus buvau nusteikęs labai neigiamai, bet dabar sužinau daug naudingų dalykų. Iš ten pritaikydamas jį pagal savo interesus, tai rodo visiems. Vis daugiau žmonių tampa šio socialinio tinklo vartotojais ir jame kūrėme vis daugiau pramoginio turinio. Kaip reaguojame į atitinkamą vartotojų poreikį? Kvailys nori tapti dar kvailesnis, protingas kūrė kvailą turinį kvailiams ir iš to uždirba pinigus. Tokia yra gobšiškos skaitmeninės prigimties mitybos grandinė. O jei paieškos sistemos įprato neprisiminti pačios informacijos, bet įsiminti šaltinį, kuriame galime peržiūrėti. Tuomet tik tokį iškreipia turinio vartojimo būdą. Trumpai, paviršutiniškai daug. Aš net pavadinčiau tai TikToko sindromu. Kai atrodo, kad daug vartoji, bet vis tiek esi kvailas. Ir viskas, ką žinote, yra nepatikrinta arba netikra, nes tai studijavote paviršutiniškai. O gilintis tau tiesiog, tingisi. Dauguma žmonių praranda koncentraciją ir vis mažiau dėmesio skiria bylai. Jie gauna informaciją paviršutiniškai, nieko netikrina ir jiems vis sunkiau vartoti ilgą nepramoginį turinį, ilgus vaizdo įrašus, skaityti bet kokią literatūrą. Ir vis mažiau linki gilintis į tai, kad sužinotų ką nors naujo. Kodėl man šis poveikis atrodo nepagadaujamas? Nenoriu būti panašus į seną senelį, kuris tvirtina apie interneto žalą. Tikrai ne. Internetas tai be galo plati prieinama biblioteka, kurioje galima rasti tai, kas telpa į kišenes. Kadaise norėdami sužinoti, ką nors naujo, žmonės apsistodavo bibliotekose, bandydami rasti tą vienintelę knygą. Dabar vieną užklausą paieškos sistemai sutaupo mėnesius, tokių paieškų ir mokymuose. Ir mokymasis tampa vis prieinamesnis. Interneto dėka aš pakeičiau metus trukusias studijas į režisūrinį montažą. Tačiau neigiama pusė yra susiformavęs įprotis vartoti ir pramogauti, o ne mokytis. Net pats kvailiausias žmogus gali vardinti visą apskaičių. Galite tiesiog paguglinti.
Mūsų supa itin paviršutiniška informacija. Dauguma žmonių mieliau perskaitys straipsnio pavadinimą ir padarys savo iškreiptas išvadas, nei patį straipsnį, ypač jei jis ilgas. Labai panašu į tai, kaip mokyklose skaitomos knygų santraukos, vengiant visos knygos. Iš esmės daug dalykų pasakyta, išleista, veikėjai neatleisti. Panašių principų atsiranda labai daug info žinių, kurios bando perduoti savo mąstymą ir orą. Štai kodėl tiek daug informacijos, reklamų, produktų ir priemonių, kurios mumis manipuliuoja. Žmogui lengviau, kai kas nors mąsto už jį. Žmogus tiki tuo, kas jam sakoma. O baisiausiu melu lengviausia patikėti. Žmogus nustoja analizuoti visą informaciją, kuri jam praeina pro šalį. Jos yra per daug. Štai kur problema. Jis beatodariškai daug vartoja, nieko neprisimena. O jei ką nors ir įsimena, tai paviršutiniška ir labai dažnai iškreipta arba netikra informacija. O kaip tai ištaisyti? Nu niekaip. Tokio turinio tik dar labiau padaugės. Galbūt ateityje pasikeis pats YouTube. Iš esmės visa švietimo pramonė, vartojimas, kažkas į gerąją pusę, kažkas į blogąją. Daugumos nepavyks pakeisti. Dauguma visada liks kvaili ir visada priklausys nuo likusios mažumos malonės, įskaitant ir per įtaką skaitmeninėje erdvėje. Tačiau jums pavyks pakeisti klaidas, kurias daro visi. Kaip ir aš. Mes beprasmiškai vartojame informaciją. Labai dažnai griebiamės paviršutiniškų straipsnių ir antraščių. Esame vis labiau įsiblaškę, o mūsų vartojimo įpročiai iškreipti ne visada teigiama linkme. Ką geriausia daryti? Įgykite įprotį kasdien skaityti bent 20 minučių. Galima prieš miegą. Galite nusistatyti laikmetį, o jei per šį laiką įsiblaškysite ir paimsite į rankas telefoną, pradėkite skaityti iš naujo. Taip ne tik išsiugdysite naudingą skaitymo įprotį, bet ir pagerinsite koncentraciją į visus kitus dalykus, kuriuos darote. Ir taip išsiugdysite įprotį sąmoningai vartoti savo išmanųjį telefoną. Tai taip pat labai svarbus dalykas. Daugelis iš mūsų užmušame laiką vartodami skaitmeninį triukšmą. Tai nereikalinga informacija, kurios jums nereikia. Geriau vartoti tai, ko jums reikia ir gilintis į tai. Įgykite įprotį filtruoti informaciją. Ne ant skaitmeninio triukšmo ir nereikalingų šiukšlių, o ant kažko naudingo ir reikalingo. Trumpos antraštės, trumpi vaizdo įrašai, vidutiniški kūriniai be jokios prasmės. Mes tiek daug suvartojame, o taip mažai iš tikrųjų suvirškiname, analizuojame. Esame įpratę nieko netikrinti, taigi turime tai įprasti. Pavyzdžiui, kalbant apie saviugdos temą, nereikia žiūrėti tik į pseudoguru iš TikToko, bet gilintis į mokslinių straipsnių studijavimą, žiūrėti paskaitas, susirašinėti, skaityti knygas. Savo raštų knygų nereikėtų pirkti beprasmiškai, kaip patarė kažkuris tinklaraštininkas, o rinktis jas pasidomėjus įvairiomis nuomonėmis, apžvalgomis ir žanrais. Gali būti, kad jos jums nepatiks ir nieko neišmokys. Vis daugiau ir daugiau sužinai kažko naujo. Jei iš paskos nieko nesužinosi, net ko nors atrodytų nereikšmingo, tuomet diena buvo iššvaistyta veltui ir jūs likote tame pačiame taške arba apskritai degradavote. Ir net jei abejojate mano žodžiais, patikrinkite informaciją. Leiskite pasakyti, kad vėžliai gali kvėpuoti užpakaliu. Dauguma žmonių tuo atkakliai patikės. Bet protingas žmogus nueis ir išsiaiškins, ar tai tiesa, kokios konkrečios rūšys tai gali daryti. Ir taptų šiek tiek labiau apsišvietęs apie aplinką. Įstudijuotų daugiau kitų gydytojų nuomonių ir panašiai. Tai tik pavyzdys. Tačiau jei pastebėjote kurią nors iš šių problemų, ištaisykite jas. Bus sunku save priversti, bet pokyčiai bus jums naudingi. Šiuolaikinėme pasaulyje lengva apgauti žmogų, o dar lengviau apgauti minią, nepaisant pasaulinėme tinkle prieinamos informacijos. Bėda ta, kad ši minė visą turimą informaciją naudoja ne taip, kaip reikia, neteisingų būdų, o žmonės, kurie yra protingesni už šią minę, pasinaudoja šią ydą ir manipuliuoja informaciją. Abejokite viskuo, ką jie sako. Bet ne tik kvailai netikėkite ir neneikite, kad 2 + 2 = 4, bet viską patikrinkite 2 kartus ir atlikite daugiau tyrimų. Tam reikia išmanyti pagrindinius matematikos dalykus. Šią savo ydą pastebėjau jau senai ir nusprendžiau ją pakeisti. Pavyzdžiui, kai dirbu, mane dažnai aplanko atidėliojimas ir nuo redagavimo atitraukiu dėmesį eidamas į Telegramą arba Instagramą, arba tiesiog nueinu į TikToką ir patys žinote galutinį rezultatą. Apatinė linija – laikas, kurio man prireiktų vienam dalykui atlikti, beveik padvigubėja, vien dėl šio įpročio įsiblaškyti ir nuolat vartoti bei pramogauti, taip pat ir laisvalaikiu. Kokių dalykų ėmiausi? Pirmiausia, stengiuosi daugiau skaityti. Dėl darbo neturiu galimybės tai daryti kasdien, bet aktyviai praktikuoju šį įprotį. Tačiau, kadangi esu praktiškas minimalistas, pirmenybę teikiu skaityklėms arba elektroniniams variantams, ypač keliaujant neįimu į rankas didelio formato spausdintus
spausdintas knygas. Tačiau spausdintinėse versijose nėra pranešimų, kurios blaško mano akį. Taigi su jomis, kaip sakoma, tai du zuikiai vienu metu. Savo telefoną dažniausiai stengiuosi laikyti įjungęs skrydžio režimą, o iš visų programėlių skyrus svarbiausias, pavyzdžiui, Telegramą. Visiškai išjungiau pranešimus, kad neužgriotinčiau savo sąrašo ir nenoriu spausti reklamos pranešimo. Tačiau tai tik nedidelė dalis to, ką padariau. Daugiau bus kitose vaizdo įrašuose. Nenoriu pasakyti, kad internetas ar TikTok yra blogi. Blogai yra tai, kad nežinote, kaip šią informaciją panaudoti savo naudai. Jei negalite skaityti didelių tekstų ir prarandate dėmesį, tai dažnai būna ne dėl paties teksto, o todėl, kad esate įpratę nesusifokusuoti. Jūsų vartojimas yra iškreiptas. Pasitreniruokite, švieskitės ir neleiskite, kad jums pardavinėtų orą. Tada oras blogai kvepia. Komentaruose parašykite, jei sugadinau jums orą. Jei ne, užprenumeruokite, paspauskite laiką, varpelį ir pasidalinkite. Prenumeruokite mane visose socialiniuose tinkluose. Ir geros dienos.